svečias Aidas Valikas, įsiterpė iš karto į pokalbį. O, Jėzau, jau visą laidą įsiterpė. Norit vyresnės moters ir kodėl, pats sakė? Ieškoti nereikia niekada vyresnių moterų, nes jinai jau yra. Šiuo metu ir šiuo laiku tikrai esu labai laimingas ir patenkintas radęs tą moterį. Kiek jums metų? Man 38, jie yra 51, bus 51. Mes susipažinom prieš kažkur 1,5 metų, koncerto metu, aš dainavau vienos įmonės Kauno vakarėlyje. Ir, na, šiaip iš tikrųjų, jeigu taip su linksmu pasakius, tai važinėdamas per savo koncertus, taigi visokių būna moterų. Vieną cepelinus verda, kitų kotletus atneša, trečią vėl. Tai tiesiog pasakysiu, nes išviesi vieną užkybo, bet taip nedrąsiai. Nors po šiai dieną visokiausių yra tikrai tų moterų žinutės rašo ir gėlės dovanoja ir dėmesį. Tiesiog aš nesusireikšminu to, mėgstu bendrauti su žmonėm. Tiesiog mes su ją bendravome metus laiko platoniškai, tarsi, ta prasme, vienas su kitu susitikdavom, jinai yra kaunietė, atvažiuodavo į mėnesį kartą atvažiuodavo į Kauną, mes susitikdavom, aš pas ją nuvažiuodavau, jin turi Londone savo verslą ir po to, po kažkur metų, vietoj platoniškumo, santykiai į rimtesnius santykius. Jūs draugaujate, gyvenate, ar jau planuojate tuoktis? Mes draugaujam, bet dabar mes metus laiko draugavom taip platoniškai. Bendraudavom Skype, telefonu ir susitikdavom kartu, aš važiuodavau į Londoną arba koncertuoti, arba tiesiog, tarp mūsų labai artimi ryšiai buvo. Bet po to ilgai bėgant virto, tai yra į rimtesnius santykius. Dabar jau bučiuojate. Ir Tu planuoji tai moteriai pasipiršti? Aš dar nepasipiršau, bet mes apie vis kalbam. Ir vėlgi yra tokie dalykai, kad 12 metų žmogus vyresnis, tai vėlgi yra iš mano artimųjų pusės. Be abejo, mano mama visada norėjo, kad aš turėčiau vaikų, kad aš turėčiau žmoną, bet tai niekada neįvyko, nes buvo žmonių, moterų, su kuriuom vos ne iki vestuvių daėjau. Kaip manęs vienoje laidoje paklausė, reiškiasi žurnalistė, sako, tai tau 38, jai 50 metų, tai sako, tu taip nori vaikų, giriesi, sakai, ar ten kažkas blodoji, o jų gali net nebūti. Bet aš vėlgi žinau tokiu atveju, kad ir 50 metų sulaukė tiesiog, tukštų būstas. Sakyk, klausiesi šviesiai, aš tokį klausimą. O tau yra svarbu tam jūsų bendravimui, kaip sakai, užkybo jinai, bet svarbu buvo, kad jinai yra, sakai, gyvena Londone, turi verslą, tai, kad jinai prie pinigų. Ne. Todėl, kad aš nuo 20 metų visą laiką įsilaikau pats save. Žiūrėk į akis, pažiūrėk. Taip, nuo 20 metų įsilaikau pats save ir niekada neleisčiau ir nenorėčiau, kad mane kažkas išlaikytų. Aš gyvenime galiu pasakyti, kad galbūt gyvenime aš toks kaip ir, žinot, kaip save kartais pavadinu, gudrus durnius. Galbūt gyvenime daugiau savęs ir iš savęs išvaiščiau ir daviau žmonėm, negu žmonės man davė. Tik tai, žinoma, galbūt kitiems žmonėm atrodo kitokią nuomonę, kiekvienas tai yra susidarę, bet niekada neleisčiau, kad mane išlaikytų. Aš manau, šeimoje, jeigu gyvena vyras su žmona, be abejo, nelaimės atveju arba moteris, tarkim, vaikus augina, vyras be abejo turėtų tokiu atveju pasirūpinti savo žmoną ir merginą. Bet aš tokios esu nuostatos ir nuomonės, kad jeigu gyveni šeimoje su žmogumi, vyras su moterim gyvena, man atrodo, turi abu dirbti ir abu nešti į biudžetą pinigus, ne tai, kad kažkas lauktų, kad kažkas tave išlaikytų. Aidai, o tu piršlys buvai Erikos ir Tomo. Tai buvau piršlys. Nešokiravo to Erikos, net kalbinėjai, Tomo irgi ten prie Santokos rūmų nelaikai. Aš noriu pasakyti tiesiog vienareikšmiškai. Aš norėčiau pasakyti irgi apie Eriką dar vieną dalyką. Kai sužinojau, kad jinai teka už trigubai, galbūt dvigubai jaunesnė, galiu pasakyti apie tai tokį dalyką. Eriką pažįstu gal 10 metų, visada, kada mes susitikdavom su ją, jinai visada, sakydavo, aš noriu šeimos žmogaus, aš noriu meilės, nesiseka, tai su vienu, tai su trečiu, o norisi reiškia turėti. Erika yra tokia moteris, stipri moteris, žinot, kaip lietuviai sako, moteris su kiaušais. Aš žinojau ir tai, kad visada, galbūt ir Erika žavėjo ir prie jos visada kažkaip tie jaunesni kibdavo tie vyrai, reiškėsi. Mes su Erika buvom nesimatę gal 4 metai, kada jie grįžo iš Kipro ir mes susitikom taip neatsitiktinai su ją ir tikrai su Tomu. Aš labai nustebau, kada anksčiau su ją susitikinėdavo, jinai visada man tik dejuodavo ir sakydavo, kokia aš nelaiminga, kaip man nesiseka, stengiuosi dėl šeimos, kad būtų šeima ir tas neatsitinka, tai neištikimybė, tai tas.
Bet su Tomu aš pamačiau visai kitokius. Man svarbiausia iš Tomo, sakau, tie žodžiai, su kuriais mes turėjom tokią popietę prie arbatos ir Tomas ištisai kartojo jai, žiūrint akis, sako, aš ją myliu, į man viską, Erika sako, aš ją myliu, sako, ir Erikos frazė man tokia, sakau, tu čia manęs negasdik, Erika, sakau, jinai man tai pasakė, sako, žinai, sako, Aidai, daug tų meilių buvo, 2 santuokos, bet sako, jeigu šito žmogaus netekčiau Tomo, tai sako, čia man būtų tolygų mirčiai. Tai aš manau, žmogus, jeigu tai kalba, tai, na... Bet jau yra žodžiais. O kiek jūs laiko esat kartu? Pusę metų. Nu tai va, kai sako, meilė trunka 3 metus, hormonai irgi. Po to pažiūrėsim, kaip bus čia dar sunku, kad nors būti. Dabar žodžiai, nemyliu, ten numirčiau už tave. Žinote, Erika, vis tiek tai išeis į naudą. Kaip sakyt, skandalingos etiketės. Tai tik palinkėt bet kurios skyrybos šitos. Be abejo, šiais laikais, tai kaip ir daugelis žmonių juokauja, kad šiais laikais santuokos dažniausiai stažas 5 metai ir tu skiriesi. Na, aš pavyzdžiui galvoju, kad tos, aš tai irgi noriu palinkėti, kad jie nesiskirtų ir kad galų galiai jinai būtų laiminga, nes tikrai tos laimės ilgai ieškojo ir norėjo, jinai tikrai šeiminiškas žmogus, kiek žinau. Norėčiau pragyventi su savim visą likusį gyvenimą, nelauktai netikėtai, rytais tokius gražius žodelius pasako, plaudamas indus. Taip, kad tai aš linkiu, labai esu nustebėjo, labai. Tiek žmogus turi duoti tikrą laisvę. Nes jeigu žmogų varžo, tai aš pažįstu daug šeimų ir daug savo išpažįstamų draugų, kurie neduodami laisvės vieni kitiems, tarkim, tu neįsi ten, tarkim, 5 minutėm, 10 nepalieka viens kito, tai tada prasideda trintis ir dar net muštinės ir pešinės visokios. Tai kam jums tos vestuvės? Aš ir pasakysiu dar vieną dalyką. Pagarba ir pasitikėjimas. Pagarba, taip aš būtent sakau. Ir dar likimas, aš labai tikiu likimu. Man atrodo, kaip likimo yra surėdyta, taip ir bus. Aišku, reikia savo tą laimę, savo tą meilę, savo tas kortas gyvenimą statyti, stengtis į gyvenime, bet vis tiek yra likimas. Aš tai tikiu, žinokit, kad jeigu neišgersi iš nuo butelio, čia išgėręs daug kitaip. Čia išgėręs gali tokį likimą nupaišyti savo, kad... Žmogus, tai ir žmogus